kad planas keičiasi. Negaliu patikėti. Žinau, kad man vargo tai mūsų pasiūtė, jeigu nori mane filmuoti. Teisis turi? Taip. Aš visą laiką ir sakiau, kad aš niekad nieko neauginsiu. O ne, farai. Farming Simulation! Sėklida. Tai čia nesėklida. Šitą. Kačiuką. Ką pradėti? Tai sveiki visi, malonu, kad žiūrit šitą video. Sveiki atvykę į mano kanalą, kuris iš tikrųjų dar net nežinau, kaip jis vadinsis, kaip čia viskas vyks. Iškart įspėju, kad čia nėra jokių scenarijų. Aš turiu čia mini planelį, kad tiesiog taupant jūsų laiką neišsiplėšiau, bet principas toks, kad tiesiog aš užsimaniau su savo pirmais ūkio metais, jau praeitais metais turėjau šiek tiek mini pabandymą, visą tai perkelti kažkokį video formatą. Reelsai man yra šiek tiek per trumpas formatas, tai aš nusprendžiau daryti tokius ilgesnius vlogus ir kelti į YouTube. Tai labai tikiu, kad jie bus nutaikingi, nes pirmi ūkio metai parodė, kad wow, kiek visko ten vyksta. Labai bus faina, jeigu ir palaikysit tai, nes tai darau pirmą kartą ir tai yra labai svarbu man. Ką aš noriu paakcentuoti, kad mes esam žemaičiai. Visas veiksmas vyksta Plungės rajone. Tai nenustebkit, jeigu jums egzotiškai skambės mūsų žemaičių kalba. Tai aš pasistengsiu literatūriškai, kad jūs viską suprastumėt, bet supraskit, jeigu vyksta veiksmas ūkyje, ten, nežinau, mano šeimynos pamatysit ar dar kažką, mes nelaužysim liežuvių, mes kalbėsim savo žemaičių kalbą. Šiaip yra toks dalykas, kad žemaičiai keistai jaučiasi, kai vienas su kitu kalba literatūriškai. Jeigu trumpai, kodėl aš tą darau, tai pajaučiu labai didelį norą dalintis, nes ir pati pasigendu turinio apie augalus, kur būtų faina įsijungti, pavyzdžiui, kol darbuoji žiūrėti, arba kol, pavyzdžiui, aš mėgstu siūti ir žiūrėti visokius podcastus, vlogus. Tai tikiuosi, kad ir jums fainai sužiūrės šitas turinys. Pagal išsilavinimą esu agronomė, bet su tuo labai mažai dirbau ir galvojau, kad daugiau ateityje ir kažkaip ir nedirbsiu. Bet kuriant sodų rūbus, pajaučiau tą tokį, kad noriu kažką auginti ir labai stiprų, viskas prasidėjo nuo pakeltų lysvių, o dabar yra taip, kad kitais metais planuoju mano akim nemažą gėlių ūkelį Plungėj. Žiūrėsim, kaip seksis, o kaip seksis, tai sakau, jūs pamatysit šitą vlogą, jis bus filmuojamas keletą dienų, turbūt 2 arba 3 dienas, bet aš vis tiek pasidalinsiu unboxingu, ką aš jau užsisakiau būtent ūkiui pradėti, pasidalinsiu pirmaisiais ūkio parašymaisiais darbais, kurie jau vyksta rudenį. Pamiršau 2 dalykus. Tai pirmas dalykas, mano vardas Meda ir mane galite susirasti Instagrame, čia paliksiu, kaip aš vadinuosi. Ten kol kas dar nėra daug informacijos apie ūkių reikalus, ten kelsiu ir trumpus reelsus. Ir antras dalykas, supraskit, kad visi dalykai, kuriuos jūs išgirsite šiuose vloguose, yra mano pirmų metų patirtis. Nesvarbu, kad aš turiu agronomijos išsilavinimą, žinau, kad mes apie gėlės nieko nekalbėjom. Nesvarbu, kad galbūt jūs jau 10 metų auginat gėlės ir matot, kad aš darau nesąmonės. Mes esam pasiryžę pirmais metais daryti klaidas, drąsiai klysti, vien dėl to, kad mes kitais metais pasimokytumėm iš jų, o geriausiai mokomės iš savo klaidų. Turėkit omeny, kad jeigu aš nepaprašysiu patarimo, ne visą laiką jo man ir reikia. Ir antras dalykas, jeigu mes darom taip, tai nereiškia, kad tai yra teisingiausias būdas. Visą laiką, jeigu kažką bandysit atkartoti, sodinimą ir visą kitą, tai visą laiką dar padarykit ir savo atskirą tyrimą, pasiskaitykit ir kitur. O mes esam pasiruošę klysti, dalintis tomis klaidomis galbūt net ir iš jų pasijuokti. O dabar keliaujam į unboxingą. O juk tu savo šitą kokį sunkį. Sveiki atvykę į svogūnėlių ir šaknų unboxingą. Ką aš rodysiu, ką demonstruosiu, iškart nepasakysiu, kur ką pirkau, nes net nežinau, ar jums aktualu, kam čia dalinti nemokamą reklamą. Tai, žodžiu, jeigu kažkas aktualu, rašykit komentarus, pasidalinsiu, kur ką pirkau. Šias siuntas gavau prieš 2 dienas. Ir labai gerai, nes kaip tik šį šeštadienį, šiandien yra penktadienis, tai yra rytoj, mes planuojam atlikti svogūnėlių ir bijūnų sodinimą. Šiandien turim lapkričio 15, vis dar yra laikas tą daryti. Tai atsidarom. Nežinau, ko tikėtis, bet šitą brandą šiaip nemažai kitų gėlių augintojų rekomendavo, nors iš tikrųjų mane pamokė iš čia nepirkti bijūnų šaknų. Bet tiesiog aš neturėjau laiko, neturėjau noro analizuotis ir tiesiog surizikavau nusipirkti šaknis. Bijūnų šaknis, beje. Kodėl aš auginsiu bijūnus, nes sudalyvau vienam workshop'e,
man labai patiko ir man apskritai bijūnas yra turbūt pati gražiausia gėlė, kokia egzistuoja. Tik aišku, su jais yra toks dalykėlis, kad jie žiedus galima skinti po 2-3 metų tik tai po pasodinimo, jeigu sodina mažas šakneles, vien dėl to, kad visa šaknis augtų ir stiprėtų. Šiaip visai gerai atrodo tos šaknis, pagal ką aš rinkausi. Tai gavau patarimą iš workshopo, kad jeigu auginsiu bijūnus būtent pardavimui, geriau auginti ir nedidelį plotą turėsiu tam, tai geriau auginti kuo mažiau veislių, vien dėl to, kad vienu metu priskintum kuo daugiau žiedų vienos spalvos. Svarsčiau tarp 2 spalvų rinktis, bet kažkaip gavas, kad parduotuviai toj leido pasirinkti 9 šaknis. Žinoma, man 9 gal per mažai, nes aš turėjau vietos 30 bijūnų, tai pasiėmiau, žodžiu, 3 skirtingas veislės. Galvoju, šaknis aš jums parodysiu, kai nuvažiuosiu į ūkį, nes visokių matau jau ir su pumpurėliais yra. Bet šiaip viskas labai tvarkingai supakuota. Toj šeštadienio planas yra pasiruošti bijūnų lauką ir sodinsim tulpes. Kada negalvojau, kad man bus faina unboxingą daryti augalų. Nes iki to laiko mano augalai būdavo kažkoks nesusipratimas, gėlės ypatingai. Apskritai, kai jūs pradėsit žiūrėti daugiau tų vlogų, aš vis papasakosiu šiek tiek apie save, nes aš šitą ligą susirgau visai neseniai ir iš vis prieš keletą metų aš dar sakiau, kad čia yra nesąmonė ir čia yra babučių reikalas. Tai va, kur aš esu? Aš perku tulpes. O, kaip fainai. Idėja apie kiekvieną augalo rūšį, kurią auginsiu, kaip ką daryti, bet šiaip turiu knygas, kurias aš jums parodysiu, jeigu reikės vėl kažkokios nuorodos, kur aš pirkau, rašykit komentaruose, duosiu. Pagrinde rinkausi tulpių visų, man atrodo, po 60 vienetų, kad vėlgi, kad surinkčiau bent jau po kažkokią pokštelę, tai ar gėlių salonui parduoti. Šiaip nėra daug, tas 60, bet kaip pradžiai galvoju pasibandysiu, nes pirmi metai noriu startuoti labiau galbūt iš sėklų gėlėm, apie kurias aš vėliau pasidalinsiu. Bet žodžiu, pavasarį vis tiek noriu tų žiedų, tai galvoju pradėsiu nuo tulpių. Rinkausi spalvas pastelinės arba tokias einamas kaip rožinė, violetinė. Ir tokias, kad aš galėčiau iš jų padaryti gražias pokšteles, iškart galvoju. Nes šiaip yra didelė klaida, kai prisiperki miksą gėlių ir po to jos gražiai nesusiraša į pokštę ir tada, toks gaunasi tokia nesąmonė, nei gražu, bet tiesiog nesąmonė. Beje, dar pasimiau keletą ir šitų veidrynų. Tais metais gavau dovanų keletą šaknelių, bet kadangi auginau terasoje, tai labai jie suvargo. Nieko nepasisekė, narcizų dar turėsim. Narcizus jau kaip ir vėluoju pasodinti, bet vis tiek skubėsiu sodinti kartu su tulpėm. O šitus veidrynus dar laikysim iki pavasario, nes jie šiaip jautresni šalčiui ir per žiemą pas mus nelabai, kiek domėjausi. Tai žodžiu, aš juos laikysiu pavasarį, tada prasidaiginsiu ir tada daigelius jau sodinsiu į dirvą. Tai unboxingas kol kas toks. Aš labiau noriu jums tiesiog parodyti daugiau iš paties ūkio, kaip ten vyksta visi darbai. Nežinau, kaip seksis su kokybę nufilmuoti, nežinau, ar pavyks visur mikrofoną užsidėti, bet stengsimės kaip galim. Aš vis laik esu to požiūrio, kad geriau pradėti daryti tai, ką tu nori, galbūt ir neturint gerų kamerų, neturint, nežinau, galimybės vis laik su filmuotoju lakstyti ar dar kažką. Tiesiog pradėti mažais stepsais. Ir dabar kelsimės ūkį, bet aš dar noriu vieną dalyką pasakyti. Jeigu jūs palaikot mano idėją ir jeigu jūs prijaučiate augalam, palaikinkit. Jeigu jums kažkas neaišku, kur aš čia ką pirkau, kur aš ką naudoju, parašykit komentarą arba šiaip parašykit komentarą, nes tai leis mano video daugiau žmonių pamatyti. Jeigu jūs pažįstate daugiau žmonių, kuriems būtų aktualus tas turinys, nes jo apie augalus iš vis pas mus yra labai mažai, bent jau YouTube'ai, tai pasidalinkit. Bet planas keičiasi. Varom šiandien, o aš norėjau dar šiandien pasidaryti keletą namudinių darbų. Buvo visą dieną žiauriai faina saulytė. Nežinau, kas čia beliko ir kiek čia beliko to šviesos, turbūt valandėlę laiko. Bet mes galvom per tą laiką šiandien pasiruošti dirvą, o rytoj tada išsiklosim plėvelę, nes rodo lietus, tai nelabai gerai per lietų yra dirvą ruošti, tai mes bent jau, jeigu labai stipriai nelys, išsiklosim plėvelę ir susidinsim bijūnus. Vienas dalykas, aš jeigu ką, esu pasipuošęs savo kurtais Garden Mood rūbais, kuriuos studijoje mes ir esam. Ir man yra vienas malonumas, kad pagaliau aš turiu kur juos pritaikyti. Nes kažkada sulaukiau komentaro, kad aš turbūt nieko neauginu, nieko nesuprantu apie rūbus, o juos kuriu.
Tai žinokit, aš auginu, šios rūbus testuoja ir kiti sodo ekspertai, o nuo šiol ir aš juos testuosiu ir daugiau suprasiu Pavlos. Proga, kad buvo Gardenmudo gimtadienis, aš pasėmiau savo šviesę liemenę, nes turiu mėlyną, jinai ten yra. Tai paskutiniu metu man reikia daug kur dalyvauti renginiuose ir ten tą mėlyną, bet reikia man ją pasimti, nes aš su juo ir varysiu darbuotis. Jau yra tokia gerai panešiota, bet vis dar gerai atrodo, bet tiesiog norėjau visiškai naujos ir kitos spalvos. Ir ta proga, kad prasideda ūkio reikalai, kuriuos aš iš tikrųjų bijau ir nedrąsu pradėti, ir pradedu vlogą, kurį dar labiau nedrąsu pradėti. Galvoju, save apsidovanosiu dar vienu Gardenmudo pirkiniu, kurio labai norėjau, tai yra šitos Gardenmudo kelnes. Varysim darbuotis. Wow, negaliu patikėti. Apsirengiau visų Gardenmudo outfitų, kaip tik mėgamajam radau savo vakarinius skaitimus, tai yra būtent šita knyga, pagal kurią bandysiu daryti daug ūkio reikalų. Ir šita maža juoda užrašinė yra santrauka tos knygos, tai labai gerai, kad jeigu kažką norėsiu pasitikslinti, tai tiesiog ūkyje išsitrauksiu iš kišenės ir pasižiūrėsiu. Viskas, lekiam. Realybė farmingui pažais pagaliau, ne? Negal, man iš tiesiog, kad tu man parvat rūbus pasiūti, jeigu nori man filmuoti. Dabar biškį avansą padirbs. Avansą padirbs. Aha, nepakankamai avansą jau padirba. Ne, nu rūba brangus jau. Su man darbas ne. Tai šiandien ko darysim, tai pasiruošiam 2 laukus. Nes kad užsikursi traktorių, kaip garantuota, niek nesigirdės. Tu žiūrėk į kelią. Pasiruošiam 2 laukus. Svarbiausia vien pasiruošti bijūnam, nes bijūnus jau norėčiau pasisodinti ir tulpes būtina pasisodinti, o tas antras lauks bus vienmetėm gilėm. Tai čia dar gal neskubėti, blogiausia tai net pavasarį susifrezuotumėm, bet tu pasakiau antrą kartą sutvarką dirvą ir daug paprašiau, ne? Geriau. Nu tai va, tai ir dar ir tas lauks, kur aš tulpes norėjau susodinti, kur praeitas metas auginam arbūzus, tai nežinau, jeigu ten nesudyga, tai ridika, tai tada jo aš tiesiog sodinu vis, ten jo nebrekfrezuoju, buvau paruošus. Nebrekfrezuoju, tik aš nes nedafrezavau. Nu tai va, tai žodžiu. Kur man gali būt žemė? Škoda ir į miestą, į sodą. Bailį. Nu, bėg. Palauk, bijūną čia bus. Palauk, aš turiu tikslų planą nusibrėžti. Savo pastatas. Nu, čia va bus bijūna. Tai 7 und 13, aš gerai paskaičiavau. Tikrai nenudėsi? Ne, nes mata, 4 seilius bus, 3 veislis plus 1 miksas. 4 seilis po 1,5 kažkur. Tiek nuomos dabar 7 žingsnius iš šono. 1, 2, 3, 4, 5. Negera. Ne. Per pėglis. Kiek ten leikti žingsnių dabar nuo tos veitas iki medžiaus? Nu. Mums reikia stabilizatorių įsigyti, jeigu tu nori filmuoti. Aš matau, kad gražiai atrodo, kad stop kamp, nežinau, nebūtum kreivą padaryti. Stop kampas, tai tėra žiūrėk, Va, aš dar kartą permatuoju. Nu, matau, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nu gera, laikų būn daugiau. Nu liktai 14, 15. Tu pradėjai bėgti į metrą. Kas mums reikia metrą? O! Mano! Nu važiuok. Nu tai ką, rudeniniai darbai prasideda. Važiuojam. Nežinau, kiek čia jums matysis, nes dabar yra gal 4:30, bet jau taip tamsu. Šiandieninis planas dar labiau susiaurėjo, tai tiesiog stengsime susiarti vieną lauką vietoj 2 ir turbūt saugunėlių aš jau neapsodinsiu, nes matau, kad tiesiog per tamsu ir paliksim darbus rytojų. Bet žodžiu, smagu, kad traktorius užsivedė. Nu gerai, jau. O pala, Justai, o teisis turi? Taip. Parodyk. Tai neturi. Aišku, nieks nevalo mūsų technikas. Iški per tolę. Ūkiai, kai vyksta darbai, tai nėra čia kada nei stovų atsinešiot, nei mikrofonų, bet tikiuosi, kad viską gerai girdėsi. Mes čia turim tokį
mini žaislinį traktoriuką, bet jis idealiai tinka. Ir jei neklystu, čia yra freza. Ir mes dabar frezuojam seną pievą. Joje daug metų nieks nebuvo auginta. Ir tiesiog gyveno avis, pridarė kakaliukų, bus trąša. Nu ir žodžiu, mes dabar ruošiam bijūnų lauką. O čia va galiu parodyti, visai šalia yra kitas laukas. Čia auginom arbūzus ir vieną eilę gėlių dar ten siemkės gale yra. Tai viskas būtų buvę gerai, apart to fakto, kad blogai parinkom laukų į vietą. Nes matot, čia yra tokia faina medelio eilė, bet vasarą, kai jie sužaliuoja, labai mažai saulės yra, nors čia ir pietinė pusė, bet tiesiog meta šešėlį ir dar čia tokia didelė yra trešnė, nu žodžiu, ne kažką auga, tai arbūzams buvo liūdna, gėlėm bus irgi taip pat liūdna, tai padarysim tiesiog agronominį nusižengimą ir antrais metais toj pačioj dirvoje auginsim arbūzus, nes tiesiog iš arbūzų nesitikim tiek daug, kiek iš gėlių, tai gėlėm vis dėlto atiduosim kitą pusę. Einu inspekciją patikrinti darbo. Ten tuo pusėje biškį gali daugiau pavaryti, nes ten biškį vėliau nusileido. Tai va, tai gerai. O, čia dar vienas pedalsai. O, aš būčiau išlaikus. Tai, kaip matot, iš pirmo važiavimo ta dirva, sudrasko tik vėlieną, giliai nekabina, bet kai pravarys antrą kartą bus geriau, aišku, idealiai, kai būna pravaro po sezono. Bet kadangi turim jau rudenį sodinti, ne pavasarį, tai ką padarysi. Ir čia bijūnų laukas turėtų būti, bent jau kokius 6 metus, gal ilgiau, nes bijūnų tai nereikia iškasinėti, tai taip ir paliksim čia. Antras pravažiavimas, jo, daug tos vėliemos yra, bet nelabai ką padarysim. Sakau, jeigu būtų galimybė pavasarį sodinti, tai tada dar kitaip susidirbtų, ta vėliena biškį susikompostuotų. Nežinau, prašysiu, kad dar kartą turbūt pravažiuotų. Geras įrodymas, kaip atrodo idealiai dirva. Čia, kur auginom arbūzus, tai pradžiai, kai mes čia sodinom arbūzus, tai buvo irgi identiškai vos ne į čiučiut purentą vėlieną. Bet kai pasiklojo plėvelė, tai per visą vasarą viskas suiro ir gavos labai gera dirva. Turim 2 traktoriaus pravažiavimus. Ir dar turbūt laukia kokie 3, kol traktoristas dirba. Žodžiu, dar papasakosiu, kokie tolimesni darbai laukia ir turbūt jau rytoj. Tai rytoj atvyksim, pasižiūrėsim, kaip atrodo laukas, nes dabar jau tamsu nelabai karvę matysim. Bet planas toks, kad visą lauką bijūnų klosim plėvelę, nes ravėjimas, žinokit, yra užknisantis dalykas ir dėl ko aš visą laiką ir sakiau, kad aš niekad nieko neauginsiu, nes man iš po vaikystės yra tas ravėjimas, nežinau, ne. Vien dėl ravėjimo aš turbūt dėl to ir sakiau, kad aš niekad gyvenime nieko neauginsiu. Aišku, norėtųsi viską daryti iš karto su laistymo sistemom, bet skaičiavom, brangu gaunas. Nežinau, bijūnam tikrai nedarysim laistymo sistemos, galbūt nebent padarysim vienmetę, nežinau, dar galvoju. Bijūnus beje galit sodinti ir pavasarą, bet iš rudens pasodinus, kiek skaičiau visur ir domėjaus, tai tikrai yra geriau, nes ta visa šaknis aktyviau sustartuoja pavasarį. Tai išsiklosim plėvelę, susisodinsim, kadangi bus diena, tai tikiuosi dar spėsiu ir tulpes įsikišti, nes jau laikas, o narcizus jau turbūt vėluoju, bet ką padarysim. Traktoristas pabaigs savo darbus, mes varysim šildytis ir šiaip su apsirengus su džempu garmudu ir liemenė. Ir aišku, ką tik pasimtom naujom keliam, bet nėra šalta. Ateinu! Kas buvo? Ką apsakys? O ne, farai! Žiūrėk, a darau dar čia pravažiavimą iki to, nes čia gavus 4 pravažiavimą. A tau dar rekto veina čia pravažiuoti. Palauk, kaip čia gaunas veins. Mum plėvelė yra 1,6 su perdengimu bus 1,5 ir aš turiu 4 eilis pasirinkti 1,5 plus 1,5 plus 1, tai 6 metrą, o čia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lemra, mes vulgas, aš ant paaiškus greit metrą gal rasiu. O, žiūrėk, gera matos. Policija įsivažiuoja savo. Švets pasaulis. Būtent skaičiavimą. Nematau, kvadratą, gerai. Jo, gera. Farming simulation. Pilok nugarą tam atrodo. Tam atrodo nugarą. Žmonės. Čia išmetė mane, sakė, per mažai vietos. Cake rock.
Gera katytė, gera katytė. Esi bailis ar beilė? Vartai. Sveiki atvykę į mano daigyklą, nežinau kaip ją pavadinti. Kaip kiti juokdavosi, aš mano tėvų parduotuvė sako sėklidė. Sėklidė. Tai čia nesėklidė, čia bus daigykla. Žodžiu, daug nepasakosiu, kai čia mes įlysim, tvarkytis, bus sekantis vlogas, tai patikėkit, nebus taip, kad per žiemą irgi kažką teks prigalvoti. Taip vienas svarbiausių darbų yra šitą kačiuką pagniaužyti, kad ūkyje vyrautų sėkmė. Traktoristas važiuoja namo, baigia darbus. Stebėm parkingo įgūdžius. Pip, 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 pip. Dar vienas dalykas. Laikinkit, pasubscribinkit ir pirmieji sužinosit, kai išeis nauji vlogai. Nes ko mes čia linksmai gyvenam, tai jeigu norit ir jūs pamatyti daugiau linksmybių iš ūkio, palaikinkit, pasubscribinkit. Viskas, važiuojam namo.